Sveiki bičiuliai, prašėt visi komentaruose, kad apsimčiau kiek pigesnių automobilių, tai turiu jums gerų naujienų, šiandien pamatysite netgi du. Pirmas iš jų Volkswagen Golfas 2014 metų, 1.6 litro, 77 kW hatchbackas. Štai toks pilkas golfiukas, nei viena kėbulo dalis nėra perdažyta, originalus dažymas, neturėjęs eismo įvykių, atrodo gražiai. Čia va yra tokių truputėlį padaužimų nuo daiktų dedant į bagažinę. Čia ant to paties buferiuko menkas įbrėžimukas čia. Na, o daugiau vienas kitas smulkus įbrėžimas, kurio realiai nepamatysit, į akis nekrenta. Turi distroniką, kombinuotą saloniuką, tokia juoda apdailikė ant durų. Štai toks saloniukas, alkantara su medžiaga. Viskas gražu čia, niekas neišsėdėta, nei murzina. Lubos gražios. Čia nežiūrėkit, kad tiek daug vietos, du ilgi vyrai. Važiavam tiek savininkas, tiek aš, tai kiek įmanoma atsistumėm. O šiaip tai normaliam žmogui sėdus, tai galia tikrai vietos užtenka. Taip, priekis. Šildomi automatiškai užsilenkiantis veidrodėliai, visi 4 langai elektriniai, priekinė sėdynė graži, nesuplyšus, neišsėdėta, parankiukas gražus, keleivio sėdynė taip pat viskas gerai, durų apdailas irgi. Žiūrėkit, kas čia sakysit, čia užraktas nuo vagystės, kad multimedijos niekas neištrauktų. Automatas, tarp kitko, prie 195 000 ridos buvo pakeistas, tai automatui dabar yra 90 000 ridos. Buvo keistas į visiškai naują, tą matau per diagnostikos gyvus parametrus. Vairiukas gražus, automatinės šviesos, kaip sakiau, distronikas ir paprastas autopilotas, kam ko reikia, kaip sakant, ir lipkim į vidų. 288 000 ridos, viskas kuriasi, dirba gerai, po kapotų jokių skysčių nuotekių nėra, nieko, dariau diagnostiką, purkštukų darbas, bičiuliai, idealus. Tai jums prižadu. Toliau, kondicionierius veikia, klima veikia, start stopas, pati parkuojasi, partronikai prieki gale, kapholderiukai, autoholdas, rankinis stabdis veikia be problemų, 12 volčiukų. Čia va galite įsidėti, yra USB irgi su auksu. Juoda apdaila ir čia visur, ir čia. Na, žodžiu, toks golfiukas, kurį vairavo moteris, važiuodavo ilgesniais atstumais į darbą. Šeduva, Šiauliai. Ką domina toks automobilis? Neturės avarijų, absoliučiai saugus ir tvarkingas. Prašome kreiptis nurodytų kontaktu man virš galvos, tai Facebook'e arba Instagram'e važiuojam autobrokeris, arba nurodytų telefono numerių taip pat rasite jį čia. Dėl automobilių patikrų ir paieškų šito numeriu prašau neskambinti. Tam yra važiuojam auto Facebook'as, ten siunčiat skelbimo nuorodą, arba, kaip sakant, savo norus, ką norėtumėt, jog surastumėm. Automobilio kaina 6900 € plus derybos. Domina, susisiekite bičiuliai, kaip sakant, susitiksim, aprodysiu automobilį, leisiu išsibandyti, jeigu manim nepasitikit, norit kažkur pasitikrinti, į techninės apžiūros ar dar kažkur, tai prašom, jokių problemų. Kas dar? Daugiau kaip ir nieko negaliu pasakyti. 14. Taip pat šitam automobiliui pakeistas pagrindinis diržas prieš taip maždaug 15 000 km. Taip kad nusipirkus, nieko sukti galvos nereikia, lekėt savo dainuodami.
Šitą automobilį galite apsižiūrėti Kauno gatvė 28A Šiauliuose. Taip pat mačiau, vyrai turi atnaujintų automobilių, tai yra naujų automobilių aikštelėje. Taip kad jeigu šitas automobilis netinka, nepatinka, galite atvažiuoti, pasižiūrėti. Tikrai, manau, kažką rasit, prisimatuosit, prisiderinsit ir galbūt įsigysit. Ačiū už dėmesį ir iki greito.